Na, neįtikėtini emocijų šuoliai šiandien krepšinį stebėjusiems, bet pradėkime nuo Vilniaus Ryto. Absoliučiai istorinė pergalė. Vilniaus Ryto klubas FIBA Čempionų lygos finalo ketvirtį. Vilniečiai laimėjo rungtynes Čekijoje 1 tašku, 70-69 ir tai pirmą kartą klubo istorijoje pateko į turnyro pusfinalį. Pergalę užtikrino 2 taiklus Igno Sargiūno baudų metimai, po kurių Nimburg klubas štai taip išsigelbėti nebespėjo. Apskritai Rytas niekada nėra žaidęs net ketvirtfinalyje, o šį kartą šią seriją iki 2 pergalių laimėjo 2-0. Jau aišku, kad Rytas pusfinalyje Badalonoje, Barcelonos pašonėje, kausis su Tenerifės arba Stambulo Galatasarajaus klubu. FIBA Čempionų lygos pusfinaliai vyks gegužės 7, finalas gegužės 9 dieną. Rytas šiose rungtynėse Prahoje palaikė apie 500 sirgalių. O Kauno Žalgiris tuo metu labai apmaudžiai paleido pergalę iš rankų. Ketvirtajame kėlinyje net 15 taškų skirtumų pirmavę žalgiriečiai tarsi visiškai sustojo ir pralaimėjo siautėjusiam Dubai klubui 12 taškų skirtumų – 77-65. Ši pergalė būtų užtikrinusi Žalgirio vietą bent jau įkrintamųjų etape. Dabar reikės pergalių kovose su Belgrado Partizan ir Paryžiaus klubu. Neįtikėtina, bet per ketvirtą kėlinį žalgiriečiai jį pralaimėjo net 26 taškų skirtumų – 12-38. O Dubai taip pelnė lygiai pusę visų pelnytų taškų būtent per ketvirtą kėlinį. Per pirmus 3 pelnė 39, per ketvirtą kėlinį 38. Žalgiriečiai vis dar kontroliuoja situaciją kovoje dėl atkrintamųjų. Čia svarbiausia žinia – penktadienį namuose Žalgiris priims Belgrado klubą ir pergalę leistų patekti į kitą etapą.